Komandos narys ateina pas vadovą ir klausia, tai kaip čia man padaryti? Štai, sužibo vadovo laimės valanda. Autoritetas pučiasi, ego ploja katučiu, aš čia reikalingas, jie nežino, be manęs čia viskas sustotų. Atsakymas greitas, aiškus ir teisingas. Tik po kurio laiko tie vadovai stebisi, kad komanda negalvoja. Neateina nei su idėjom, nei su pasiūlymais, o ir atsakomybės už savo veiksmus kratosi. Nes kiekvieną kartą, kai mes duodam patarimą, mes treniruojam raumenį. Ateik, aš tau pasakysiu. Ir vietoj savarankiškumo, kūrybiškumo ir smalsumo ar atsakomybės užsiauginam robotukų armiją. Tačiau jeigu norisi priešingo rezultato, labai kviečiu duoti ne patarimą, o užduoti keletą klausimų. O kaip tu pats galvoji? Dėl ko abejoji šitoj situacijai arba kas tau padėtų priimti sprendimą pačiam? Kai užduosim klausimą, skatinsim mąstymą. Taip atsiras augimas ir taip atsiras atsakomybė. Tai kai kitą kartą norėsi duoti patarimą, labai kviečiu stabtelėti ir pagalvoti, ko iš tikrųjų siekiate.